Sveikučiai visi, su jumis vėl Kecorius ir po metų pertraukos pirmas video. Šiaip tikrai nesitikėjau šitą video pasidaryti, kaip matot, dabar deginuosi realiai. Tai prieš kokią 15 minučių sumaščiau, kad reikia padaryti video. Tiesiog vakar buvau susitikęs su savo draugu Ąžuolu ir jis sako, pradėjau daryti video. Galvoju, smagiai kažkaip, nežinau, man patinka šitie visi dalykai, kaip žinot, aš esu fotografas, jei kas nežinot, pats užsiėmu su Instagramu, marketingu, taip toliau. Tai man iš tikrųjų tai patinka ir pagalvojau, reikia padaryti dar vieną video. Nežinau, ar bus daugiau, ar nebus daugiau, kaip čia gausis, nežinau, bus matyti, ar jums patiks, ar man patiks. Bet esmė, kad man pakol kas patinka. Todėl padarysiu šiandien bent jau video ir ką, žiūrim toliau. Jeigu jums yra įdomu, kaip jūs šiandien atrodot, galite pažiūrėti savim veidrodį. Visai neblogai, ką? Galite užduoti klausimų komentaruose. Pakol kas yra jūsų tikrai mažai YouTube, tai aš tikrai atsakysiu juos nuoširdžiai, kaip pasakyti, nemeluosiu. Ir jeigu bus pakankamai klausimų, galbūt netgi padarysim video, atsakymų video, tai būtų ir man ir jums įdomiau. Be to, galite mane pafollowinti Instagrame, tai ten surasite, aš manau, kad ir behind scene istoriją, nes aš ten ganėtinai daug keliu. Ir tiesiog būsite mano family. Jeigu kam yra įdomu šiandienos outfitas, tai juodos kelnės, mokasinai ir balta maikė. Tai va, ką tik atvažiavau pas Ąžuolą ir dabar realiai sėdžiu prie stalo, o Ąžuolas yra pabėgęs, atneš savo laptopą. Įrašysiu šiam Premiere Pro, pamokysiu šiek tiek, kaip reikia montuoti įdomiau video. Ne įdomiau, bet tiesiog kaip reikia montuoti bent jau video. Tai va, siunčiu Premiere Pro jau šiam. Labas visiems, ir čia yra Ąžuolas bei Linas šalia. Na, tai va. Kol siunčiu šiam Premiere Pro, sugalvojom papasakoti istoriją, kaip susipažinom realiai. Susipažinom tai nesenai dar. Mes iš tikrųjų buvom susipažinę jau prieš kelis metus per Facebooką. Jo, bet per Facebooką nesiskaito, ta prasme, tiesiog buvom matę vienas kitą, aš Instagram'e tai mačiau, ar tu mane matei. Jo, dėl to, kad Linas labai užsiminėjo sportu ir dėl to jisai liko toks kaip ir pastebėtas. Sveiki. Žodžiu, mes prieš kelis metus pastebėjom. Jo, prieš kelis metus galbūt. Jo. Ir po to gavosi taip, kad praeitais metais reikėjo švęsti naujus metus ir tiesiog... Ir gavos, kad aš švenčiau Palangoje naujus metus irgi, jo. Tai gavos tu irgi šventėjai. Jo. Ir mes tada susipažinom, man atrodo, Exitas yra naktinis klubas. Jo, Exitą. Įdomiai gavos, aš nežinau, kodėl aš buvau be maikės, bet aš buvau be maikės Exitą. Jo, dėl to, kad man atrodo, tu buvai gal truputį girtas. Gali, aš per naujus metus suleidau ir... Jo. Ir gavosi taip, kad jo, sakau, ką tu čia veikysi, sako, nieko, tipo, tūsino, sako, ką tu, sakau, irgi. Ir gavosi taip, kad susipažinom ir va taip, ir... Bet realiai tu mane pamatei, tipo, iš sparnų. Jo, nes jis turi tokius angelo sparnus, kur tikrai verta pamatyti. Tai va, tai žodžiu, mes taip gavosi, kad susipažinom. Ir dabar esam iš pajūrio. Realiai, žinai, kaip aš galvojau video daryti, aš tau Marozas dar nesakiau. Atsimeni, vakar mes ėjom, tipo, atsigerti kavos ir tu pradėjai sakyti, kad, tipo, aš pradėjau daryti video, ten kažką tokio, jo. Ir šiandien, sakau, aš deginuos ir kažkaip prisiminiau visą tą. Ir taip sakau, blemba, reikia padaryti video. Tipo, esu daręs jau seniau, bet buvau sustojęs, tiesiog kažkaip, nebenorėjau. Nebuvo gal motyvacija, žinai. Jo, tiesiog, o dabar, žinai, kažkaip užplaukė tiesiog, tai galvoju, reikia padaryti, galvoju, bendrą video. Nes yra tema, sakykim, plius minus, bet galvoju, visai gal ir įdomiai. Jo, iš tikrųjų, mes nusprendėm ir pagaliau jisai atsivežė normalią kamerą. Ne su telefonu, normaliai. Kaip priklauso. Tai va, tai žodžiu, iš tikrųjų, kaip mes dabar leidžiam vasarą, dėl to, kad Palangoje gyvenu visą vasarą, o tu kaip ir supratau iš Kretingos esi, iš pajūrio. Ir gavosi taip, kad tiesiog leidžiam laiką. O iš tikrųjų, tai vakar buvo labai netikėtai, mes varėm į Florijos simfoniją ir kur tu skrisi? Aš į Londoną, jo, bet to skrendu į Londoną, nusipirkau bilietus, gėrėm kavą ir kažkaip sako, tu reikia svečius, nes tu studijuoji į Londoną. Jo, aš studijuoju į Londoną, jo. Ir gavos taip, kad tiesiog atvaryk į Londoną ir sakau, davai, siunčiam appsą ir ieškom bilietų. Taip gavosi. Jo, ir gavosi, kad jisai rado tos bilietus ir nusipirko. Radau bilietus, nusipirkau.
Išvarau, kada aš palauksiu išvarau? Už 2 mėnesių išvarau kažkur? Jo, kažkur spalio, spalio, dalia, dabar datos kažkur, nepamanu, jo. Būsiu Londone, tai laukit video iš Londono, Jo, padarysim kažkokį. jo, tikrai padarysim. Jo. Ažalas sako, kažkur galim palipti ant stogo, tai mėginam, nesu niekad buvęs čia, liktai savo klausimų video nufilmuos to pačiu. Oba. Lipam. Wow. Nu gal ir neblogai čia. Įdomesnis spotas, niekad nesu buvęs. Ir kada gal fotosesiją čia padaryti. Kur nors. Įdomiai išrengsim ragaitę kokią ir padarysim. Šiandieną trumpas video, bet jeigu patiko, žinot realiai ką reikia daryti, tai pasubscribinam, jeigu esat nauji ir galit palaikinti. Nu, iš tikrųjų, jeigu tai padarysit, galbūt bus daugiau video, nes, nu vis tiek, yra įdomiau daryti, kai daugiau žmonių žiūri ir tiesiog kokybiškiau tada stengiasi padaryti viską. Tai ką, pakol kas.